Ginevičius perima kamuolį, atiduoda į Simonui Serapinui ir šis kala kamuolį iš viršaus. 42-41. Labai patenkinti Kauno Sporto halėje susirinkęs žiūrovai. Šiuo epizodu Vidas Ginevičius buvo ties kamuolio praradimo riba, tačiau sugebėjo jį atiduoti Simonui Serapinui, kuris puikiai išnaudojo savo progą. Dar kartą perima kamuolį žalgiriečiai ir dar kartą Simonas Serapinas pelno 2 taškus. Vitorijos Tau Ceramika prašo minutės pertraukėlės. Skolė prieš Paulių Jankūną, tai yra prieš Darių Šilinskį. Nepavyko veikti Dariaus Šilinskio gynybos. Luisui Skolai aplodismentai Kauno Žalgirio gynybai 3 kartą iš eilės. Redžio Freimano prasiveržimas, 2 taškai skaitomi ir Redžis Freimanas mes dar baudos metimą negali patikėti Keisonas Jakobsenas arba rungtynių arbitrų sprendimu, arba tuo, jog Redžis Freimanas sugebėjo pataikyti. Dar kartelį jūsų ekranuose šis epizodas. Redžis Freimanas pro Keisį Jakobseną neypatingai ką darė. Iš tikrųjų Keisį Jakobsenas, reikėtų ir tą pripažinti štai šioje situacijoje, bet 5. Redžis Freimanas, jo metimas taiklus ir Redžis Freimanas užbaigia tą atkarpą, kuri leidžia Kauno Žalgirio komandai įgyti 8 taškų persvarą. Dar kartelį jūsų dėmesį paskutinioji Kauno Žalgirio komandos ataka trečiajame kėlinyje. Lieka 10 minučių atsilaikyti šios dienos rungtynėse. Kauno Žalgiris turi 8 taškų pranašumą. Kas čia atkakliose rungtynėse, jis nėra mažas, tačiau jis ir nėra labai didelis. Vidas Ginevičius dabar jį didina 11 taškų, 52-41. Vidas Ginevičius šiandien pelnė 8 taškus, tačiau ko nėra. Dariušo Lavrinovičiaus ir pataiko dabar ir dar vienas Kauno Žalgirio komandos žaidėjas Darius Šilinskis. Iš jų yra blogesnis už kurį nors kitą. Redžis Freimanas. Jo metimas staigiai atsilošus ir Redžis Freimanas nutraukė Kauno Žalgirio komandos tylą. 3 ar 4 atakas iš eilės žalgiriečiai nesugebėjo pelnyti taškų. 7 sekundės Žalgirio ataka. Dariušas Lavrinovičius, Redžis Freimanas, 4 sekundės. Toks sudėtingas ir vis dėlto tikslus Redžio Freimano metimas. Dariušas Lavrinovičius. Taiklus ir Dariušo Lavrinovičiaus metimas. Žalgiriui kurį laiką nepavyksta apsiginti, tačiau nepavyksta to padaryti ir Vitorijos Tau Ceramikai. Po Dariušo Lavrinovičiaus metimo 11 taškų persvarą pirmauja kauniečiai. Visi puikiai prisimena, kaip iškrapštė porą kamuolių iš varžovų rankų. Dariušas Lavrinovičius blokuoja Luisą Skolę. Ir čia Jono Mačiulio metimas. Jonas Mačiulis. Na štai, galima išleisti aikštelę, ką tik tai nori, kad ir kokiu svarbiu momentu, kad stadija būtų. Žalgirio komandoje žaidžia visi labai maloniai ir mes atrodo prie tokių malonumų netiek dažnai esame pripratę. Jo labiau, kad Kauno Žalgirio po savaitės laukia, na sakykim taip, ne pats rimčiausias varžovas šioje grupėje. Aišku, nėra silpnų varžovų, tačiau kur kas silpnesnė nei Vitorijos Tau Ceramika komanda. Tai yra Atėnų AEK.